Aliuja, šiandien 8 Liepos priėmė Joris, Matas, Jonas koks ten? tai klausk. Ugnė ir Jarūnė ir Kostas. Joris, Kostas, Jonas Matas, Ugnė ir Jarūnė. 6 priėmė šiandien Jėzų. Aleliuja! Aleliuja, tikrai. O dabar laukia Vilniaus gatvė. Aleliuja! Šlovė Dievui, mes vėl Vilniaus gatvėje su Džeris. Mes grįžom. Džeriku. Mes grįžom. Po kelionės. Mes grįžom. Po turo. Mes buvom paklydę. Gerą turą. Į Kauno misija. Klaipėdos misija. Wow, Džeri, kaip ten buvo, papasakok. Oi, gerai. Kas ten vyko? Gerai, žinok, viskas liuks. Ką? Viskas gerai, labai palaiminta kelionė buvo. Įsivaizduokit, štormas mūsų nesustabdė. Aš praėjau štormą per vandenį. Per vandenį ugnį. Per ugnį. Per ugnį praėjau, po to buvo vanduo. Vandens, upės, žaibavo. Laisvės alėjai tikėjo visi išgirdo gerą naujieną. Kiek ten žmonių, Neringa, Dievas davė vardą. Žmogui, kurio nežinojom, nepažinom, jis net neprisistatė, o Dievas pasakė jo vardą, tiesiog į mūsų širdis mes jam Evangeliją skelbėm. Tai tikrai pogodėm. Prancūzai, daug prancūzų sutikom. Mažiausiai 3 prancūzus, ne? Vokiečius 2 Klaipėdai. Dievo dvasia taip nužengė, mus pagirdė. Džeris buvo išvalytas, Džeri nuplovė ten skaudulius kažkokius, mane irgi ten išverkiau per susirinkimą, tiesiog Dievas valė mus. Šlovė iš tiesų nuostabi kelionė buvo. Ir visoje kelionėje mums nereikėjo, mes ekstra nepasėmėme jokių palapinių, ten miegmaišių, tiesiog Dievas mus paguldė ant čiužinio, pamaitino, maistas buvo, sočiai. Taip, puotą parašė Dievas. Darius mus priėmė, Jonas priėmė, mes Vaidą, Dievas Vaidui padarė reformaciją, ne? Padarėme encounterį trumpą, per porą valandų surašėm, ką jisai turi daryti ir dabar jisai po encounterio šlovina Dievą, ieško dabar Marijampolėje tarnaus Dievui. Tai va, šlovė Dievui. Tai va, 6 žmonės įtikėjo dabar ką tik Kudirkos aikštėje. Ne, Džeri, papasakok, kaip buvo Kudirkos aikštėje. Nu, labai gerai. Sutikom 2 merginas. Labai nuoširdžios tokias. Ugnė ir Jarūnė. Ir Jarūnė. Ja. Ir jas priėmė Kristų šiandien, meldėsi, atgalos malda, iš tikrųjų faina labai. Ir dar paskui 4 jaunuolius sutikom. Tai buvo ženklas, kad jie mūsų laukia. Jo. Paukščiukus. Jie maitino žvirblius, o jie patys žvirbliai buvo. Tai Dievas juos pamaitino irgi. Jo, priėmė Jėzų. Visų vardai, pranašiški vardai. Jonas, Matas, Kostas ir Joris. Tai va, jie iš tiesų labai laukia Dievo ir paklausėm, ar Biblijas turi. Sako, ne, mes taip norim gauti Biblijas. Tai dabar turim net numerį. Labą dieną, kaip jums sakės? Galima paklausti klausimą? Na. Ar jums kas nors sakė, kad Jėzus labai myli mano atžalose? Tikrai. Ja. Norit priimti į savo širdį? Nelabai. Nelabai. Tai nieks labai nesiveržia pas Jėzų. Nors Jėzus pirmas jūsų rado. Tai tegul. Jis netgi vardą jūsų žino, aš nežinau. Ąžuolas jūsų? Matvėjai. Matas? Wow. Matas. Tai va, Matai, mes ką tik grįžom iš turnė po Lietuvą. Buvom Kaune, Laisvės alėja, priėmė Jėzų, visa Laisvės alėja priėmė. Kauniečiai, klaipėdiečiai, vienas klaipėdietis, mes tik atvažiavom su autobusu, priėmė Jėzų kartu. Tai va, šiandien jūsų diena. O tai iš kur jūs? Mes iš dangaus.
Mes čia šitoje vietoje. Turim Čia- iš kurios bažnyčios. Iš bažnyčios. O iš kokios bažnyčios Jėzus? Nu, nesvarbu, aš tiesiog klausiu. Tiesiog, jeigu taip jau scholatiškai, aš tarybinė armija aš 2 metus su Jėzum bendravau. Nes nebuvo jokios bažnyčios, to negalima buvo. Neegzistavo jokia bažnyčia. Buvo mama ir grupė, kuri paskelbė man Evangeliją iš Vokietijos. Aš priėmiau Jėzų ir Dievas pradėjo dirbti su Tai kokia grupė? Kaip čia veikia? Jokia, aš nežinau nieko, iš kur jie ten buvo, jie, Reinhardas Bonkė, teko girdėti evangelistą? Reinhardas Bonkė. Jisai Nigerijoje prabudimą padarė, Afrikai. Jisai mirėsi. Tai vat jo grupė pirmės laikais praleido juos kaip misionierius ir aš išgirdau Evangeliją. Kaip Dievas mane išgelbėjo. Tai aš net nežinau, kas yra bažnyčios, kaip pavadinimai ten. Yra katalikų, yra ortodoksų, yra visokios, ne? Bet esmė, kad Dievas nėra, jisai susiskaldęs. Bažnyčia yra viena. Kaip Kristus yra vienas. Jisai nesusiskaldęs. Tai mes priimam Jėzų į savo širdį tiesiog. Ir katalikai, ir sekmininkai, ortodoksai, ir musulmonai priima Jėzų. Turi priimti savo širdį. Biškai revoliucingai, ne? Bet taip, tokia tiesa. Bibliją skaitom. Jėzus pasiuntė savo mokinius žvejus. Visiems buvo įdomu, iš kur Jėzus. Jėzus sako atvirai, aš esu Mesijas. Aš esu Dievo sūnus. Tu Dievo sūnus, tu vertas kryžiaus. Kad Dievo sūnus, kad jisai Dievo sūnus buvo prašiau 350 metų po mirties jo, tai žinai, pats jis to kaip ir nesakė. Tai va, tai yra toksai dalykas, kad Matėjau, kad Jėzų mes turim valgyti ir gerti. Ką tai reiškia? Priimti į savo širdį šitą Evangeliją. Ir jinai tave atgimdo iš naujo. Tu tampi naujas Matėjau. Tamsi tikras Matas. Pakeis tavo vardą. Tai va, šiandien, bet kada, tu turi ilgą gyvenimą. Bet reikia, kuo greičiau tau reikia sukristi. Kad ir dabar. Šiandien tavo diena. Tavo diena. Mes čia atvažiuojam, čia stebuklas.